supranti, tai mane dėl to ir susargdino. Ir kadangi aš jau guliu, supranti, ir tiesiog kito kelio nėra, aš skaitau. Tada čink paštas pareina, Martynas Šaikus atsiunčia, sako, paskaityk mano naują knygą apie irgi ten mygtukus, marketingą. PDF atsiverčiu ir tą atsiverčiu. Skaitau, pradėjau skaityti tą knygą. Blemba. Tokia mintis. Šiaip aš katalikas, o tarnauju velniui. Tada atsiverčiu Martyną, tą žinai, blemba, dar vienas velnias, sakau, lygiai tą patį daro, kas ten parašyta. Ten žmogus parašo prieš 70 metų apie tuos mygtukus, nes velnio užklausęs, o mes tai darom. Gal kavos arbatos? Kolos. Kolos? Reiškia, Ta pačia sąskaita, taip? man ko ta knyga ant tiek užvedė, perskaičiau iš karto per gal 2-3 dienas. Prasme, vieną sąskaitą čia viską mažu. Aš čia vaišinu, ne? Ne, tai reiškia, Žinau, kad aš vaišinu. ir esmė tame, taip, čiau kėdę. Ir esmė tame, kad paskui dar ilgai grįžau, perskaitinėjau ir lyginau ir mačiau, kas vyksta. Reiškia, aš lovoje gulėdamas per tą knygą sužinojau, kad tarnauju 100% velniui. 100%, nes aš naudoju tos mygtukus, o ten yra aiškiai parašyta. Baimės mygtukas. Baimė. Bijai netekti darbo, bijai susirgti, bijai netekti automobilio, bijai netekti draugo, draugės ir tu bijai. O jeigu dirbi valstybiniam darbe, tai dar labiau baimė baugina netekti darbo. O ką kiti pasakys, ką mano apie mane. Ir va toj knygai viskas yra surašyta apie tas baimės. Ir jeigu atsikratysit visų baimių, tapsi visiškai laisvas, visada sveikas, visada geros nuotaikos ir visada norėsiu nueiti pas Donatą į seminarą, užtvirtinti visą tai, nes nėra geresnio mokytojo kaip Donatas. Ir visiems linkėčiau būtent pirmiausia nueiti pas Donatą, o po to pas kitus, nes jis bent jau patars, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai.